neatsistebiu vyro užsispyrimu daryti tvorą ir vartus, kad nebevaikščiotų stirnos pas mūsų. Na, tai čia jau toks gilus pamatas, kadangi vartai bus su elektronika. Na, o tuomet jau buvo nuvažiuota į parduotuvę, nusipirkta metalo. Šiauliuose yra vienintelė parduotuvė, kuri mums patinka šituo atveju. Ir ką, grįžus namo, šiek tiek ir sniego sulaukėm ir vėl atitirpo, kol čia visus tos darbelius vyriuks mano ir padarė. Aišku, dabar ne viskas išdažyta ir aišku, laukia, kai jau bus pavasaris, na, bet kadangi, kaip ir minėjau, stirnos pas mūsų labai vaikšto, obelis kuo skaniausiai kramsnoja, taigi norisi jas labai apsaugoti. Na, o taip atrodo tvora, galite įsivaizduoti, kaip atrodys, kai bus užbaigtas variantas. Ir aš su nekantrumu parodysiu kažkada, kaip tai bus, o čia šiek tiek nuplaunu lentas, nes jos jau stovėjo kažkur 1,5 metų. Šiai akimirkai vaizdas atrodo šitaip ir aišku viską reiks išardyti, dažyti, kas ten dar dekoras dėsis. Nu, aišku, savadarbiai išmisliai galėtumėm viską ant karto, bet ne. Na, bet toks jau tas gyvenimas, kai darai pats, nes pasižiūrim į kitus. Žinokit, taip pat, kai daraisi pats, o ne kiti, taip ir gaunas.